Sveiki, esu Valdas Sirutis iš Gargždų. Ką tik baigiau Bostono universitetą, tarptautinius santykius. Lietuvoje mokinausi Gargždų miesto vidurinėje mokykloje. Atvykau čia į Bostoną 2006 metais. Ką dabar studijuoji ir ką studijavai? Dabar studijavau tarptautinius santykius ir ką tik baigiau universitetą prieš mėnesį laiko. Ir kaip tu atsiradai Amerikoje? Į Ameriką atvykau 2003 metais, žaisdamas krepšinį ir mokinausi Virdžinijos valstijoje vidurinėje mokykloje 3 metus prieš čia atvykstant. Kada užbaigiau vidurinę mokyklą Virdžinijoje, atsirado galimybė studijuoti universitete. Aš pasirinkau Bostono universitetą, kadangi norėjau gyventi mieste ir man patiko tai, kad Bostono universitetas yra labai geras akademiškai ir tuo pačiu krepšinio programa nebloga buvo čia, pasiūlė man stipendiją, todėl ir pasirinkau šitą universitetą. O stojai į daugiau universitetų, ar vien tik tai Bostono? Moment aš rinkausi, į kurį universitetą stoti, aš turėjau atsižvelgti krepšinį, kadangi man buvo pasiūlytas stipendijos į keletą universitetų, taip kad aš rinkausi iš gal 2-3 ir pasirinkau Bostono universitetą todėl, kad, kaip sakiau, norėjau gyventi mieste ir patiko man šito universiteto akademinis lygis. O kaip vyko įstojimo procesas? Įstojimo procesas, kiekvienas studentas čia Amerikoje prieš įstojant į universitetą turi išlaikyti testą, kuris yra vadinamas SAT, ir atsižvelgiant į to testo rezultatus ir į tai, koks buvo vidurkis vidurinėje mokykloje, jie tada nusprendžia, ar tave priimti į universitetą ar nepriimti. Daugumoje atveju, kada studentai įstoja į universitetą, ta prasme, ne sportininkai, daug kas priklauso nuo to, kiek užklasinės veiklos tu darei, kiek valandų atidirbai ten savo miesto labui ir taip toliau. Paprasčiausiai yra daug dalykų kitų, ne vien tik tai pažymiai ir rezultatai lemia tai, kur tu įstosi. Kaip? Tu kuomet pastoji į universitetą, kuomet užpildai dokumentus, tavęs yra paprašoma pasakyti, kokius papildomus dalykus esi daręs, kam esi padėjęs, kur esi dirbęs ir taip toliau. Ir visi, pavyzdžiui, yra daug čia studentų, kurie yra buvę skautų būrelius ir taip toliau, kuomet jie auga vidurinėje mokykloje ir kartais tai jiems padeda įstoti į universitetus. Bet aišku, pažymiai ir šito viso SAT testo rezultatai yra svarbiausia. Ar sunkus SAT testas buvo? Ar sunkus SAT testas? SAT testas buvo nelengvas, jis tęsia apie 3-4 valandas, susideda iš matematikos, iš rašymo ir iš skaitimo ir klausimų atsakymo. Testas nėra lengvas, ypač jeigu tau sunkiau sekasi su anglų kalba. Aš jį laikiau po 2 metų čia atvykus į Ameriką, tai anglų kalbos dalis buvo šiek tiek sunkesnė, matematika nebuvo tokia sunki. Bet šiaip, jeigu mokysi normaliai, tai nėra labai sunku gerą rezultatą gauti. Ir aišku, sakau, bet jeigu rezultato tokio gero negauni, bet jeigu tavo yra vidurkis visų klasių, pamokų geras, tai tu gali vis tiek įstoti į universitetą vien dėl to, kad tavo vidurkis yra geras. Visi universitetai turi skirtingus, kaip sakant, kriterijus. O kaip tau sekėsi atvažiavus iš Lietuvos į tą mokyklą? Kaip adaptacija vyko ir mokinai? Iš pradžių buvo sunku, kadangi, aišku, nemokėjau anglų kalbos gerai, bet aš viduriniai Virdžinijoje gyvenau su labai gera šeima, kurie mane šiltai labai priėmė, padėjo ir paprasčiausiai mane laikė kaip savo vaiką ir dar iki šiol bendrauju. Tai
Aš sakyčiau, kad po kokių 3-4 mėnesių, po to, kai jau kažkiek kalbą pramokau, buvo žymiai lengviau. Bet tos pirmus 3 mėnesius tai buvo tikrai nelengva, kadangi ateini į mokyklą ir nežinai, apie ką mokytojas kalba. Geras dalykas apie universitetus Amerikoje, nežinau, gal ir kitos šalyse taip yra. Kuomet tu stoji, tau nebūna pasirinkti savo profesijos, kadangi daugumas žmonių nežino, ką jie nori daryti, ką jie nori studijuoti, kai jiems yra 18-19 metų. Tai man buvo tas pats, kai aš įstojau, aš nežinau, ką aš norėjau pasirinkti. Tai pirmus 2 metus studijavau bendrus dalykus, kurie taip pat, skaičiausi kreditai, aš nieko nepraradau, bet po tų 2 metų pasirinkau tarptautinius santykius. Ir tie kreditai, kuriuos gavau besimokydamas pirmus 2 metus, man jie užsiskaičiavo. Ir po to, tai 3. ir 4. kurse reikėjo dar keletą papildomų paskaitų ir užbaigiau savo profesiją. Kodėl tarptautinius santykius pasirinkai? Tarptautinius santykius pasirinkau todėl, kad visų pirma patiko man kokias paskaitas jie, kaip sakant, davė, iš kurių paskaitų davė pasirinkti. Buvo labai daug istorijos paskaitų ir man istorija patinka. Tai turbūt todėl ir todėl pasirinkau tarptautinius santykius, kadangi, nežinau, ateityje, nežinau, kur gyvenčiau, ką darysiu, galvoju, kad žinios, kurias įgijau, pasirinkdamas tarptautinius santykius, ateityje gali praversti, dirbant darbą kur nors, neaišku, kurioje šalyje, ar čia, ar Europoje, ar kur kitur. Studijomis nenusivyliau, bet aš vis tiek galvoju, kad yra tokių paskaitų, ne vien tik mano profesija, kur tu studijuoji ir mokaisi, bet tu kreditus gauni, bet tos žinios įgytos tose paskaitose tau nelabai, galim sakyti, pravers ateityje. Pavyzdžiui, man 1-2 metais reikėjo mokytis biologiją, kurios man visiškai nereikia, bet paprasčiausiai reikėjo įvykdyti, kaip sakant, visus reglamentus vien dėl to, kad gauti kreditus. Tai gal šiek tiek dėl to nusivylęs, kadangi aš turėjau studijuoti tai, kas man visiškai nepatiko. Bet tas ir yra, jeigu tu nežinai, kokią profesiją pasirinkti, atvykdamas į universitetą, todėl ir gali reikėti tos dalykus studijuoti. What you represent to them is freedom. What the hell's wrong with freedom, man? That's what it's all about. Oh, yeah, that's right. That's what it's all about, all right. Of course, don't ever tell anybody that they're not free, because then they're going to get real busy killing and maiming to prove to you that they are.